Sveiki, aš Nora Miskytė ir jūs žiūrite Harmony miesto žinias. Šį vakarą jūsų laukia šokiruojantis reportažas apie įžūlų juvelyninės parduotuvės plėšimą pačiame miesto centre. Taip pat sužinosite, kokius linkėjimus Harmony miestui skiria gyventojai ir kaip jiems sekasi kurti savo gyvenimus šiame sparčiai augančiame mieste. O pabaigoje netikėtas įvykis. Kaip mūsų žinių komanda pagrobė pareigūną, kad išgautų jo palinkėjimą miestui. Likite su mumis, nes Harmony miesto žinios atskleis visas miesto paslaptis. Buvo gauti anoniminis pranešimas žurnalistams, kad yra plėšiama juvelyrinė. Matome, čia stovi dvi juodos mašinos ir pareigūnas nešasi žmogų ant peties. Darysiu galinės dureles, gražiai pavaldysiu asmenį, priseksiu saugos diržais. Skambinkit mamai. Oi, ne šita mašina čia. Palauk. Čia plėšiko, ne grobiko? Jo, su šito važiavo. Tuoj tikrinu vidų. Pareigūnė sumaišė automobilius ir įsėdo į nusikaltėlių mašiną. Mes vaikų teisam. Raportą į vaikų koloniją tave uždarysim. Žinok, jeigu tu čia kažką suplanavai. Pareigūnai planuoja uždaryti nepilnametį į vaikų koloniją. Nepilnamečių koloniją tai yra. Daugiau sužinosim, gal nuvažiavę prie komisariato, gal pareigūnai kažką pakanka. Čia tavo vaikas? Sakykite. Taip, ten mano vaikas jį pagrobė. O tai kodėl jį pareigūnai įsivežė, kodėl jūsų kaip ir su jumis nesusisiekė nieko? Nežinau. Pareigūnai nemoka atlikti savo darbo. Mes tavo vaiką turim. Atsivežat? Vežam į medpunktą. Kodėl? Todėl, kad jį pagrobę buvo. Važiuosime Kodėl į medpunktą? Tai žmogaus, Jūsų kažkuris išpykinot ir kai rovė, tai rovė. Žudė vaiką. Nora. Čia būt negalima. Fiksuokit viską, vaikų šauna. Filmuokite vaikų teisės galėsim pateikti, kad mama neprižiūri vaiko. Atsargiai paėm asmenį ant rankų. Nejaukiai. Nu tai jūs, blėt, tikit nahui. O tai mama, Mama. tai pohu jum kaip supranta. Nu ne. Važiuok jau, vežkit tą koloniją. Duok toliau tą interviu tada. Važiuojam į kol. Nu, Sakykite, kas įvyko. plėšimas buvo. 14. Buvo eliminuotas asmo, kuris plėšė. Kulka kliūdė vaiką. Bet matote, viskas pavyko, vienu žodžiu sutvarkėm. Tai va, ką dar norit sužinot? Kažkuris iš jūsų išpykina ir mane sušauna. Nu, aš tai jau į vidų, bet tai jisai irgi taip. Nu taip, nusikaltėlį. Teks sodinti. Nes jisai turėjo duoti demandas. Su vaiku nežinau. Mamai nesvarbu, ant jo turbūt į koloniją vešim. Negirdėsiu, ką jisai šneka kitom pastato gale. Supratau, ačiū jums. Tiesiog paklausiu. Prašau pasakyti apie miestą, palinkėti gal kažką. Va, metrikacijos skyrius taga eina Bibi pačiaus. Teisingai. Va, Klaipėda irgi taip pat pasakė. Policija 1-1. Palinkė kažką arba gražaus pasakyk miestui. Žodžiu, jeigu hamėlinsit, būsite eliminuoti. Viskas. Ne, tai čia manęs tai filmuoti nereikia. Papasakok kažką. Kaip tau čia Ne. sekasi gyventi, ką? Tai, huijovai. Va, tik be mamos vienas į miestą išėjau, demandus man čia šūkauja. Kas? Ką aš žinau, važiavau iki PD, kažkokį juodą mašiną prisistatė už galą. Šaukti Džipas? pradėjo. Ne džipas. Kažkokia ten juoda.
ten pradėjo šaukti, sustok arba būsi sušaudytas. Paskambino policijai, tai sako atsišaudyk. Normaliai. Dar žinojo, kas skambina, sako, tai žaibą, žinau, kad tu moki, sako atsišaudyk. Rėk atgal. Aš jam pasakiau, bet jeigu atsišaudysi, mane patys supakuosi. Sako, tai jo, tai kaip čia nesueina man galai? Papasakokit, kaip jums čia sekasi mieste. Gal turit kažką Bibi, gero žino. palinkėti miestui? Bibi, žino. Dievi žino, va tai va, greičiai nuo dušės galiu pasakyti, va bibi žino, va. Svarbu. Mums kas seka, Buvo stambių planų. jums sekasi, mums kas seka ir viso, va. Kaip su pinigais, kaip su darbais? Ujoj. Blogai, Jo. nahu, va, turiu nusiskundimų, nahu, medikui neišgelbėjo, blėt. Praradau pinigus, 11 racijų, nahu. Pidėts, nu, abidna. Nu, karacijų. Nu, 11 racijų, tai jau, kurva, variau į karą, blėt. Ukrainai paramą vežė žmogus. Klausykit, norėčiau gal moterų. turit kažką palinkėti Žinokit, gero ne ten miestui? pataikyti pas medikus paieškoti. Miestui? Mažiau nusikalstamos veiklos. Toliau tobulėtų, nes dar yra kur tobulėt. Taip, nuo Amelijos Marlo mechanikės palinkėjimas. Alkoholio pizdavol, gerti daug alkoholio ir pardavinėju kaktusus po 15 už vieną. Kas norėsit, palaikykit mano individualią veiklą susiemus. Ačiū. Gyvent sekasi normaliai. Truputėlį pabrangė viskas, bet jeigu daug dirbi, 24/7 tu viską gali nusipirkti. Tai neliūdėkit, būkit pozityvus ir daug dirbkit ir viską turėsit. Galiu palinkėti nevažinėti prieš eismą ir laikytis kelių eismų taisyklių ir klausyti pareigūnų tiesiog teisėtų reikalavimų. Prašom liukti į mašiną ir išjungti kameras. Kelkit rankas į viršų abudu rankas į viršų. Mes vieną iš pareigūnų paimsim, tik reportažą, kad norim, daugiau nieko nenorim. Sėsk į galą, sėsk. Galą sėsk. Viens į mašiną, tu subarzai mašiną lipi, į mašiną. Atsargiai. Neina durų atidaryti. Mašina, tu į mašiną lipi. Nesidaro. Užrakytos durys. Neužrakintas. Žiūrėk, jumis taikosi. Padėk ginklą. Pareigūnas pirmiausia. Jisai Jeigu pareigūną norit, kad pareigūnas mirtų, tai viskas. Sėsk. Padėk. Taikau ginklą į asmenį gale. Nutaikau į asmenį ginklu. Mes nieko pareigūnam nedarysim. Nušaus, jeigu šaudysit, nušaus pareigūną. Taikosi į kolegą. Nušausiu pareigūną, traukitės. Nušausim pareigūną. Palinkėjimas miestui, klausyti policijos pareigūnų, nepažinėti kelių eismų taisyklių ir būti pilietiški, vieni kitiem padėti. Kaip pareigūnams sekasi dirbti? Patinka tau čia dirbti? Nu, patinka. Kas labiausiai patinka? Moterys. O kolegos patinka? Draugiški kolegos pareigūnai? Labai draugiški, labai maladėts. O kaip žmonės, piliečiai aplinkui? Faini? Tie, kurie mane ginklais nesitaiko, taip, labai faini. O tie, kurie taikosi? Nu, tie, kurie taikosi, baugina mane, nu, tai mano gyvybė pavojų kelia. Nu, tai... Atsiprašau, nuleisiu. O dabar jau man patinka pilietė. Taip. Nu tai tada pasakok, kad jūs Galit nors nuleisti ranką. įvykį kokį nors įdomų turėjot? Įvykį susijusį su kuo? Su lovos reikalais, su policijos reikalais Su ar... policijos, miesto reikalais. Turiu labai įdomų įvykį. Šiandien pildžiau dokumentus visą dieną įtemptai, net prireikė antro tušinuko. Net praplikt spėjau. Kaip sakyt, kalbėti su galimai nusikaltusiais žmonėm, galima praplikt, ten kai su plikais pešiotis. Nu tai žodžiu, veiksmo netrūksta. Darbo turit, įdomu, laiką leisti gerai galit, taip? Taip, labai daug darbo, labai, kaip sakyt, įtemptos dienos, kaip sakyt. Rankas, viskas, rankas.
Mes tik reportažą darom. Viskas, atsistoji, meti kamerą, atsistoji. Viskas.